Sveiki, mieli Šiaulių televizijos žiūrovai. Šiandien laidoje matysite, kaip radviliškiečiai švenčia šventes. Pirmas reportažas iš kultūros centro. Mugės tradicijas saugome mes kaip kultūros centras, tai kiekvieną žiemą organizuojame tradicinius advento turgus, tai Skaistaturgį, Šeškaturgį. Taip pat turim knygų mugę, o šita pavasarinė mugė, tokia idėja, kad su atėjusiu pavasariu žmonės paprastai nori atsinaujinti patys, papuošti savo kiemus, sodybas. Tai vėlgi orientuojamės į vaismedžių pardavėjus. Taipogi labai džiaugiamės sulaukę tokių prekybininkų kaip šalia esantis ūkininkai Audronė ir Albinas Kisieliai atvežė natūralios lietuviškos duonos, natūraliai rauktos rankomis minkytos. Taipogi atvažiavo iš Rusnės šviežios žuvis. Na, tiesiog yra kur žmonėm akis paganyti ir ką įsigyti, manau. Esam pradininkai mezgimo čempionato ir žinoma, tai vienintelis tokio pobūdžio renginys visoje Lietuvoje, netgi nesam girdėję, kiek kasmet atvyksta Latvijai, Lenkai pas mus į svečius, lyg nedaro nieko panašaus, tai iš tikrųjų tai renginys, kurio gali didžiuotis Radviliškis, kitoks renginys. Sekminių tradicijas vėlgi. Tokia visą apimančią šventę norim padaryti mieste. Tai bus daromi mieste. Tai ir šventinė dalyvių bei folkloro kolektyvų eisena nusidriekianti visą mieste, mezgėjos bendraujančios viena kitą, pasidalinančios kažkokiom tradicijom, mezgimo ypatumais. Beje, apie tradicijas kojinių mezgimo, kokia viena yra iš taisyklių, kol neužmiršau, paklausiu. Kokios yra taisyklės, kad iš vis dalyvautum tam konkurse ir laimėtum? Vertinamos yra iš tikrųjų ne tik mezgamos kojinės, bet ir parodoje eksponuojamos. Kiekviena dalyvė iki parodos turi atvežti 6 poras kojinių, kurios irgi yra vertinamos atskiroje kategorijoje. Na, o pačių mezgėjų kojinės vertinamos po 5 valandų mezgimo bus ir vertinamas taipogi tautiškumas, rašto įvairumas, suderinamumas. Tai negalima, pasiėmiau virbalus ir bet ką mezgu, reikia žinoti. Taip, žinoti kriterijus, susipažinti su nuostatais, laikytis tokių papročių, vis tiek liaudės ornamentų būtinai įterpti, spalvas derinti. Kaip tas konkursas vyrų sulaukia? Tai gal kam ir ne kasdienybė, man tai kasdienybė. Konkursas, kaip. Aš neskirstau, ar vyrai, ar moteris. Man atrodo, kad vyrai dar geriau mezga negu moteris. Ir jūs čia ne šiaip savo šitai pasakėt, jūs esat nugalėtojas kažkokių tai ten parodų ar konkursų? Ne, aš tik nenugalėtojas, o rekordininkas, tik tai dėl tiek. O dėl ilgiausia pinė numegzta. 2 km 271 metras. Toks rekordas, svėrė 86 kg, nebeprisimenu, senai buvo prieš 10 metų jau, prieš 13, 2000 metais, pažymint tuos metus. O dabar gal irgi tikitės kažkokio rekordo arba bent jau prizo tam konkursui? Aš jau pakankamai daug mezgu, man tas prizas tai nieko daug ir nereiškia. Aš jau įrodžiau, kad aš moku megzti. Anksčiau, kai reikėdavo tiesiog įrodinėti, kad aš mezgu, kad nuvežiu savo padarytus gaminius, niekas netikėdavo, kad mano tai padaryta. Tai reikėjo tos 2 kilometrus numegzti, kad pagaliau visi suprastų, kad moku megzti. O sakykit, kaip pradėjot megzti? Kelių metų buvot, kas išmokė? Išmokė tai mama, čia nieko nuostabaus. O į mokyklą pradėjau megzti.
Tai čia jau stažas jau šiandien turėjau į pensiją išeiti pagal mezgimą. Ar nesišaipė iš jūsų anksčiau? Ne, tai pabanda man pasišaipyti. Šaipės, aišku, šaipės. Nu, bet kažkaip turėjau persilaužti, kad būdavo sarmata, kad, paskiau jau zin buvo. Mezgo kur nori, kaip nori, kiek nori ir kur nori. Ir gatvė ant suoliuko? Jokio skirtumo. Nuvažiuoju į Palangą, pliaže, mezgo ir nieko. Jau niekam nuostabaus nėra. Aš dirbu darbą. Tai kaip ir anekdotas, kaip yra, sakant, paskambina, ką veikia, mezgo. Tai ko nedirbi? Vat man atrodo, aš dirbu.